tie partizanai, iš ko prasidėjo tie partizanai. Tai rusai užkariavo šitą, rusai kariavo su vokiečiais, mes prie Plento ir prie Marijampolės ir prie Lazdijų, taip susieina, ir prie Marijampolės ir prie miško gyveno. Ir dabar, kad tie partizanai šitą, o kodėl tie partizanai dabar suėjo į miškus, o ko jiem reikėjo eiti, o ką jie laimėjo dabar, nei vieno nėra. Sėkiais atrodo Lietuva laisva laimėjo, o sėkiais atrodo, kad pralaimėjo. Štai, kad nėra nei vieno gyvo, matot, kokis kas išėjo, taip išėjo, kad nieks neišėjo. Nu ir dabar ties padėjo rusai važinėti po kaimą ir vyrus jaunus imti, taip 18 metų, 20, ima ir veža į nežinia nei kur nei niekur. Leis neužsiimk, tai didelė bėda, negyvensite, jie kapiritaina ir vandens ir viską. Ir taip jau su jais susijėmėm, ne viena, aš draugėmės, pasiėmėm taip ir tą su jais važiavojom iki 19 lygmenį. Matom, šitą tai pavalgyt nešam, tai skalbėm, tai virėm, tai ką darėm. Nu ir va taip ir su tokia draugė, ir jie ten buvo ten miškai, ir psykai buvo apsupo mišką. Ir dabar rusai tokius rusai, žinokit, rinko tokius žmonės, pagyvenusius tokius, į tokius stribai tokie jie laisvės gynėjais vadino, kad tai davė kitos ginklus, automatus ir kad eitų tos partizanus iššaudytų. Kad jie pradėjo ten, vieną kitą nušovė, kokius komunistas, kuriem nepatiko. Nu ir paskui šito rusai davė, o tie ėjo ir šaudė juos. Ir naktimi vaikščiojo, ir dienom vaikščiojo, ieškojo, kartais rado ir nušovė, kartais kokį, kartais apsupo mišką. Mes dar buvom tam miške, tai mes priėjom iš to miško, mes ten su jais nebuvom ir apsupo tą mišką ir daug sužeidė jų, o jie irgi atsivertėjo gerai ir ten bet savo tuos stribus pasiėmė, o šitus visus miške paliko. Kada Marijampolės miškas nesausas, labai drėgnas, šlapia, labai vargas, turėjom savo gydytoją. Tada paskambino į tą gydytojas atvažiavo, visi sužeisti. Nenušovė nei vieno, tik buvo sužeisti. O ką dabar sako gydytojas, miške padarysim, negalim nei vaisių, nei tamsių, nei kas, nei čia reparuoti reikia viską. Tada jie puolė pas mane, pas mūsų mamą, bučiuot man į rankas, man visą prašyti, kad jau dar viskas ir ką dabar daryti, kad aš juos priimtume. Mama sako, mama apsirengė ir išėjo toliau pas žmonės, bijosi, o rusai stribai užeis nakčia, tai tik padarys ką reikia. Tuos esus iššaudys ir mes išėjus ir viską. Siautė ir partizanai. Ir rusai ėjo naktimi. Tai gerai, tai pasitaikė. Dar elektros tai nebuvo Smetonos laikais, tokiom lempom žiūrino. Tai mes tą draugė mano lempą žiūrino, tai daktaras operavo juos. Nu visiems tą padėjo šiek tiek išėmėti tas kulkas viską, o vieną tiek sužeidė, kad jau nieko negali padaryti. Tai ligoninės jau nepagydysim. Tai tas partizanas sako, tai iššaukit mane ir nuvežkit į mišką mane ir. Sako, išveskit. Tai paskui jie ėmė mama pabučiuot mane, kad mes juos priimtum, tai priėmėm. Nu, tas su draugė turėjom arklį, turėjom vežimą, pakinkė tie partizanai. Mes tą indėjom, šiaudų pridėjom, tokių žemiško turėjom šakų lapot. Tai dėjom ant viršaus, kad tie šiaudai nelakstytų. Padėjom šitą į ten apačioj, paklojom, uždėjom tai šiaudai, sudėjom viršaus šakų,
kad nieks neįtartų, posėdinę galvą pakiš, buvo visi drauge varom į Marijampolę. Tas gydytojas pusbrolis, jo chirurgas Marijampolėj. Nu, sako, parašė raščiuką padavė man, tai tu raščiukus čia tai paguldysi. Nu, taip ir buvo. Užvažiavom mes per mišką, pervažiavom per mišką, važiuojam su ta draugė, su to arkliu. Važiuojam, kai atvažiuoja rusų pirma mašina. O Jėzus, o Jėzus. Jau tos gydai, jau vadelės išpuolė iš rankų, įsigando, jau dar manis čia mirtis, jau dar viskas. Jau dar viskas bus. Ir sustabdė mašiną tie rusai. Ir pažiūrėjo, o Jėzus, pažiūrėjo. Nu, nieko Antarktino nematė, o ten per mišką važiuojam, iš Labovos gal nuvežo su balku prisikirtę, taip anksti bijo, ir būdavo koką, nežinau, ką jie pagalvojo. Taip jau gal buvo sutapimas. Ir paskui į mašiną jie ir nuvažiavo. O ilgasis tik važiuojo, Marijampolė 25 kilometrų nuo mūsų buvo. Šitais arkliu nuvažiavom tą Marijampolę prie ligoninės, padavėm tą raščiuką išgydė gydytoją, paguldytą partizaną ir pasveiko, išgydė. Tą mes jį lankėm, tai valgyt numirėm, tai parvažiavom vėlint savo. Ir tai buvo, jie tie miške buvo ir viskas buvo. Tai mes ten žinias duodavom, tai mes ten nueidavom, tai paskui dar viena buvo pas mus palikė sužeista, tai ten 2 dienas pabuvo. Nu, ten žiūrėjom, mes jau padėjom viską, ko reikia, žiūrėjom, viską negalim neišpasakoti. Dviejų dienų, gal paskundė, kas krata pas mus. Rusų, Strivaitė, iškasė ir žemės, iš grindais, ir liuko, bunkerių, visko, tų partizanų. Gerai, kad tai buvom išvežti. Išvežtas ir neradom nieko. Gali būt pas mus partizanų, taigi visas kaimas tą žinojo. Ar kas nežinojo, kiti ir skundė ir viską, kiti tų partizanų ir nekentė. O kas jos, kiti tos komunistus, tai viena ir tie pas mus kaimė ir viena ir kitam šaudė. Tai ką mes jam padarysim. Tai mane apsirenklė, tai mane paėmė ir išvežė. Išvežė mane ir uždarė į kalėjimą. Paėmė mane suraštavo. 3 savaitės, 4, kad ten buvo areštuoti. Ir jau jėtis tuos partizanus. Gerai, kad aš buvau labai griežtas. Tai dabar tiesa, tik mane tas išgelbėjo. Toks majoras prisikabino prie manęs, kad aš žemėsimės, viską nuslopšit, gerai. Tai apsirengsi, važiuosim, viską. Sakau, mama viena, aš čia sakau, negaliu, sakau, kad grįšiu, tai va čia užsirašyk kur, tai tada žemėsimės, tada viską. Ir paskui turėjom starybą tokį labai gerą pažįstamą, mamos pusbrolis. Tai jisai vis tiek atsistribas, bet už mus laikė. To prašė, tų rusų tie prašė ir mane paleido, vis nepaleido. Paskui partizanėm sakau, matot, žuvis turėjo kentėti, kad jūs šią markoją nepastovėtų. Sako, matai, sako, tai nieko nerado. Sako, kad tu gražu, tai tave išsivežiu. Ir dabar paleido. Jūs irgi tikėjote, kad Lietuva gali būti laisva, norėjot to? Tikėjom, susitau iš tą brolį, kad šautė, jau pergyvenau iš... Va, Jėzus, ko mes su mama jau nežinau paskutinį. Nu, ta pirmesnė ir rytųjų išvada, tų partizanų prašo, bučiuoja. Nu, tai va. Nu, ir paskui galvojau, gal čia ir bus, bus nebus. Galvojom į taip, ką bus, tai bus. Taigi mirti pasiryžiu, net buvau pasiryžęs ir mes. Mano draugiai, tai partizanai, kulkos skarelę sušaudė ant galvos. Kiek truko nušaudė. Tai mato, čia mirtis. Tie rusai, kai važiavo, aš negalėjau mus gali nesušaudyti, gal tai paimti ir išvežti. Ir kur padėtų tą partizaną paimti ir nušauti, kad buvo. Nu, taigi jie tik šaudė, jis šaudė. Nu, mato. Tai toks buvo baisus sumišimas, kad aš nežinau. Vidinis karas. Čia Strivaitė, čia tokiems stribam bėgti, kur buvo geras algas mokėjo. Geras algas. Ir jie ėjo, iššaudė, lietuvis šaudė, jūs pagalvokit. Nu, kaip matot, koks gyvenimas.
Taigi kaimynas partizanas, kaimynas stribas. Nu, ta kaimyną šauna, bilė jam tik papuls. Ir stribų, ir partizanų bilė papuls stribas. Ir tą stribą šaus. Matot, kas darys. Baisu. Baisu. Kaimynas kaimyną. Nu, kaimynas partizaną šaus, partizanas. Kita kaimyną šaus. Vienas kitą. Matot, kas darys. Nu, va. Tai karas neneša gero. Niekada. O partizanai tai visur. Dabar amerikonai ėmė tą valstybę. Nu, ir partizanų tą rodė po televizorių, kiek iššaudė. Kiek iš kelių paėmė, kitus iššaudė. Nu. Visur tie partizanai siaučia. Nu tai va, jau tai galvoju kitaip, bet gal vos išvežę būtų, gal koks grįžęs, bet kad jie tas išvežė, nieks negrįžo. Ir kur juos vežė, kur juos dės, ką jie gal seišia, kariauti, tai Vokietija nepaimta, mes prie Vokietijos, prie Marijampolės, Marijampolė prie Vokietijos. Marijampolė ir Vokietija, mes ten netoli Vokietija. O tai dar Vokietija nepaimta, ir jos į frontą vedė, ar jie vežė, ar jie kur dirbtų, kas važiuoja. Dima ir viskas važiuoja, nakčia dieną, kitus spalvų išvežė, ir šiandien yra. O tai paskutį pagalvoju, ir visai taip jie eiti miškus, galvoju, gal loš, gal kas bus, ir neapsigalvoju, ir va, ne tie partizanai, vieni sako laimėjo, Lietuva laisva, kiti sako, partizanai pralaimėjo, sunku pasakyti. Priešas mišką apsupo, pradžioj pradėjo kalbėti savo kalbą, atsisveikina partizanus. Partizanai, mes nuliūdom, sudėjavom mūsų širdis, jau viskas po gyvenimo ir visus išpliskina. Žuvo, krito vyrai jauni, kai tie medžiai sausi, partizanai mirdami kalbėjo. Lietuva, tikrai būsi laisva, kalbėjo mirdami partizanai.